Sveiki, jūs žiūrite Ames TV. Praeitą kartą kalbėjome apie kinų patiekalus, šį kartą pašnekėsime apie kinų elgesio prie stalo ypatybės. Kaip elgtis ir kaip nesielgti pietaujant su kinais. Svarbiausia įsidėmėti tai, kad kinai niekada neužsisakinėja patiekalo tik tai savo. Paprastai yra užsakoma daug patiekalų ir tada visa kompanija valgo kartu. Lygiai taip pat su sąskaitos apmokėjimu. Niekas nemoka už save paprastai, yra išrenkamas vienas žmogus, kuris apmoka visą sąskaitą. Dar pietaujant su kinais labai svarbu žinoti tai, kad pačiam garbingiausiam svečiui yra duodama valgyti žuvies galva. Žuvies galva yra pati geriausia žuvies kūno dalis. Beje, dar valgant žuvį reikėtų įsidėmėti tai, kad jos negalima vartyti. Iš pradžių reikia nuvalgyti vieną pusę iki kaulo, o paskui nuėmus kaulą valgyti kitą. Kinai tiki, ypatingai tie, kurie gyvena žvejybiniuose regionuose, kad jeigu žuvis yra apverčiama, tai tada gali apsiversti ir žvejų valtis. Lygiai taip pat reikėtų vengti statyti lazdeles į ryžius. Vertikaliai į maistą įsmeigtos lazdelės neša nelaimę. Taigi šiandien viskas. Iki pasimatymo. 再见.